Brangūs jaunavedžiai, šiandien nuostabiausia nepamirštama jūsų gyvenimo diena. Atsiprašau, o gal būtų galima be muzikos, nes mes jau ją girdėjom, mes antrą kartą tuokėmės. Žinoma. Santuoka tai dviejų mylinčių širdžių sąjunga. Kam viso to reikėjo? Geriau vežimėlio būtume važiavę. Aš visą mėnesį šitą staigmeną ruošiau. Tu kad nesidžiaugi, kad ženėmės. Anksčiau reikėjo ženytis, dabar ne tas galvoj. O gal tiesiog būtų galima greičiau, be visų šitų pievų. Aš sutinku, jis sutinka. Mes tiesiog pasirašom, nes mums dar vežimėlį reikia nusipirkti. Tai, kad visi taip greitai. Taip, prašom, pasirašykit tuomet. Rimai, kelkis. Ratė. Voverytė, dar 5 minutės. Rimai, aš gimdau. O kaip netikėta. Tu negirdi, aš gimdau dabar tikrai. Ratė, jeigu tu pagimdytum kiekvieną kartą, kai pasakai, tai žemė kambarėnė tilptų naujagimiai. Prisimink, kiek kartų jau važiavom į ligoninę. Ką, voverytė? Rimai, man atrodo, prasidėjo, aš gimdau. Kaip? Tai ko, tu guli? Greičiau! Greičiau, aš iškviesiu taksi, renkis, kelkis. Greičiau, greičiau. Rimai važiuoja, man prasidėjo. Jūratelė, ar tikrai prasidėjo, ar falš startas? Dabar tikrai, tuoj nutekės vandenys, važiuojam prašau. Tu baig, nes vandenys tuoj man nutekės. Greičiau. Greičiau, neskubėk, bet greičiau vis tiek, neskubėk. Rimai, renkis, aš gimdau. Voverytė, gal trupučiuką palaukim, aš pradėjau skustis. Koks skustis, Rimai, gimdau, aš tau sakau, gimdau. Mažutė, kaip praeitą sykį pradėjai gimdyti, nedavažiavus ligoninės apsigalvojai. Gal ir vėl melaginga programa. Tu nori, kad aš čia pat pagimdyčiau, Rimai, aš gimdau. Rimai, dabar tikrai. Taksi išsikvietei? Kodėl tai yra vyro pareiga? Vaikščioti į parduotuvę ir kviesti taksi. Matau, kad tikrai. Renkis, važiuosim gimdyti. Vėl vežimėlio nenusipirkom. Visą dieną šuniui ant uodegos. Kodėl šuniui ant uodegos? Taigi tokį didelį darbą padarėm, apsiženijom. Pasirašėm. O tai darbas. Didesnio jau tiesiog nuveikti yra nebeįmanoma. Geriau tu pasakyk, kaip aš gimdysiu. Kaip ir visos, paprastai. Paprastai. O kas akušerė? Papalata akušerijos skyriuje ir susitarta. O jeigu Cezarį reikės daryti? Kas anesteziologas? Tu kupstai iš vis apie ką nors pagalvojai? Bet dar yra laiko, Elvyra, dar suspėsim. Tai vat apsiženyt visada būtume suspėję, o apie visą tai jau reikėjo prieš savaitę pagalvot. Ką dabar daryti? Eik ir susitark dabar. Kągi, sveikinu. Panašu, kad jau esate finišo tiesiojoje. Finišo tiesiojoje, daktarėlį, mes jau visą savaitę. Vat norėtųsi tą finišo liniją perkirsti. Kada jau tą šampaną laistysim? Na, gimdymo veikla jau yra. Tai manau, po kokių 12 valandų turėtų prasidėti. Taip, kad laikom kumščius, laukiam, ruošiamės. Rimai, kur tu? Tu sakei, kad būsi šalia, kai aš gimdysiu. Taigi po 12 valandų. Rimai, aš jau pradėjau gimdyti. Būk šalia, man taip ramiau, neišeik, prašau. Gerai, Jūratėlė, gerai. Aš tik tai nuliuksėsiu į skyrių. Savo dundukams pranešiau, kad manęs neieškotų, neskambintų. Tu galėtum paskambinti, tau nebūtina vaikščioti. Rimai, labai prašau, būk šalia, nes aš gimdau. Radio bangomis, Jūratėlė. Baimė nepersiduoda. Aš turiu savo debiliukams į akis žiūrėti, kad juos prigąsdinčiau. Be manęs negimdyk. Rimai, prašau, neužtruk. Dabar taip. Klausom, ausis ištempę ir nepertraukinėt. Daktar Rimantai, kaip ten mama? Bingo, kiaulė, iškart į 10. Mama puikiai ir aš tikiuosi, kad vakare iš jos išsiris žmogus, kuris manęs niekada nepertraukinės. O šią progą visas skyrius lieka ant jūsų pečių, taigi jūs čia vadovaujate. Pamirškite, aš jums neegzistuoju, dingau, viskas, išvažiavau, išgaravau, numeriau, susirgau, nesvarbu. Jūs priimat, gydot ir išrašot sveikus. Viskas aišku, aborigenai. Palaukite, kaip? Patys? Visai patys? Visai patys, Riauka, visai patys. Ašgi jums pažymėjimus išrašiau, ką neprisimeni. Tu per ceremoniją kažkur VIP ložiai miegojai, neklausėjai, kažkokią kalbą dar tokia įdomi rėžiau. Debilas Riauka, oligofrenas Kupstas ir imbecilas Gaulė. Čia jūsų rezidentūros baigimo pažymėjimai. Mėnesį voliojusi stalčiui, vis pamirštau. Mėnesį? Gal 2. Kupstai, koks skirtumas? Ar žinot, kodėl jie raudoni? Todėl, kad jie permirkė mano krauju. Taigi sveikinu. Ačiū, daktarė Rimantai. Ne jūs aš sveikinu, kretinė tu. Aš save sveikinu. Atsipalaidavau, išsilaisvinau, išsivadavau, baigiau šitą nesąmonę.
Ir nebandykite užgerti, nebandykite švęsti šito, nes tai mano šventė. Tuoj pat einu pas Viktorą Hugo Poplavskį ir prisigersiu iki žemės graibimo iš laimės. Mėnesį. Taigi nepamirškite, kvalifikuoti šundaktariai, kad dabar jūs atsakote patys už save, bet nedaug dievę susimausit. Dabar jau aš galiu jūs nebūdėt palikti, o atleisti iš darbo. Ir pasinaudosite progą, blondinę. Čia dabar aš vienas atgal į rezidentūrą užsimaniau. Daktarė Rimantai, noriu paklausti, o jūs dėl palatos, dėl akušerio ir viso kito, ko reikės vyr gydytojai, jau susitarėt? Kupstai, nu kas per debiliškas klausimas. Aišku, aš visko pasirūpinau jau prieš mėnesį. Visko. VIP palata, vyriausias akušerijos skyriaus vadovas pats priims gimdymą, vyriausias anesteziologas budės, jeigu Cezarį tektų daryti, o ką? Tai aš pagalvojau, kad vis tiek Elvyra vėliau gimdys, tai kaip viską pabaigsit, gal galime mes to pasinaudot? Kupstai, tu moki naudoti savo smegenimis. Nu kam aš prieš 2 minutės apie savarankiškumą klikavau? Aha, vat aš per visą rezidentūrą tave išmokiau, tik tai mikčiot ko gero, ar ne? Tiek to. Viskas bus padaryta. Tai bus mano dovana tau, tavo dukters gimimo proga. Aišku. Elvyra, tu be reikalą mane stumiai. Sakiau, kad susitarsiu ir susitariau. Su kuo susitariai? Su Naudžiūnu. Burneika šiandien pasigimdys ir tada mes visko pasinaudosim. Ten, žinok, visi skyrių vedėjai, ten VIP palata, viskas. Burneika gimdo? Nu jo, atrodo, kažkas ten jau prasideda. Naudžiūnas sakė, kad jau į vakarą bus baigta. O Dieve, labai blogai. Labai blogai. Kas čia blogo? Tu įsivaizduoji, tai jeigu jinai dabar pagimdys, taigi ateinančią savaitę visi gers, visi gydytojai gers, o man kaip tik gimdyt, tu įsivaizduoji, kaip visą tai atrodys? Kur akušeris dėl Dievo meilės? Ką žinau, seselė sakė, tu ateis. Ramiai, jūs pastovėkit. Nesijaudinkit, mūsų akušeris labai geras, jisai viskas tvarkys. Rankoms dezinfekuoti spirito. Čia dabar. Ką tu darai? Kupstai daryk, ką nors. Ką daryk? Baig, tu, Elvyra. Man atrodo, kad čia viską labai jau perdėdi. Viskas bus normaliai. Neperdedu, teisutė. Gimdyti reikia šiandien. Dabar. Nu, jeigu reikia, tai reikia. Mažylė, lysk lauk. Šiandien reikia. Mama liepia. Šiandien. Palauk, Rimulį girdėjau, Jūratė šiandien gimdo. Tavo kaip venerologo Poplavskį labai jau didelės ausis. Už jas didesnės tik tavo kepenys. Labai juokinga, bet gal aš vis dėlto galiu priimti gimdymą? Poplavskį, aš tau 10 kartų sakiau, ne! Žinai, Rimulį, tu ir Jūratė mano artimiausi draugai. Ir kadangi aš turiu daug patirties, norėčiau priimti gimdymą. Poplavskį, tu gal neišsimiegojai. Aš prie Jūratėlės tik tai profesionalą prileisiu. Štai čia mano pažymėjimas, kad galiu priimti gimdymą. Čia pastarųjų 10 metų statistika. Čia... Stop, Poplavskį. Ne. Alio. Rimulį, aš tau pažadu visą savaitę iki gimdymo negersiu, dar pasitreniruosiu su kitom gimdymėm. Rimai, alio! Tu, tylėk! Aš profesionalas ir noriu dalyvauti gimdyme, tu tylėk! Tu gal iš proto įsikrausti, Hugo? Tavęs iš vis arti neprileisiu. Noriu sužinoti, kodėl ne. Turiu atitinkamą patirtį, išsilavinimą. Galų gale aš noriu prisidėti prie jūsų sūnaus gimimo. Gal tu geriau prisidėk prie venerologijos ir lik prie konjako. Tau puikiai sekasi tie dalykėliai. Nei Jūratės, nei savo sūnaus aš tau tikrai nepatikėsiu. Jaudinės dėl mamos? Jo. Toks jausmas, kad pačiam būtų geriau gimdyti. Aš iš viso apie nieką daugiau negaliu galvoti. O aš va laišką gavau iš Amerikos. Rezidentūrą baigęs, tai klinika nebeapmoka mano gyvenimo Lietuvoje. Reikia grįžti. Bet taip netikėtai, aš net negalvojau grįžti, na bent kol kas. Bet to mes jau kaip ir mėnesį už butą susimokėjom. Bet aš ne dėl pinigų, šiaip. Aš vakar bučiavausi su Kupstu. Labai stringai bučiavausi. Gimsiantiems šį mėnesį berniukams labiausiai tiktų vardai Hanorijus ir Kasijonas. Bet kuris iš šių vardų jiems atneš laimę ir turtus, Rimai. Jeigu laimė, kad berniuką mokykloje pravardžiuotų Gonorėja arba Sijonu, tai jie bus tikrai laimingi. Mūsiškis bus Dariukas, Darius.
Yra kažkas šiame varde tokio stipraus. Man nepatinka. Darius Burneika. Kažkaip neskamba, ką? Pala, Darius Naudžionas. Skamba. Vaikas turės mano pavardę, Rimai. Labai man įdomu primink tą dieną, kai mes tai nusprendėm. O kai nesusitokėm? Taigi sakei, kad tai neteisinga. O nesvarbu, kad neteisinga, paprasčiausiai patogiau, kai vaikas turi motinos pavardę. Patogiau yra tėlė, kai kalbam apie stalą, mėšlą, o vaikas turi turėti tėvo pavardę. Rimai, kai motinos ir vaiko pavardės nesutampa, tai vienos problemos - darželį, mokyklos, ligonės, visur tik teks įrodinėti, kad tai yra mano vaikas. Reiks bėgioti dėl visų pažymų, aš jau turėjau praktikos su Alvydu. Ačiū, daugiau nebenoriu. Taigi, tegul jis būna Burneika. Pavyzdžiui, Leonardas Burneika. O. Netinka man, Jūratė, aš neauginsiu kažkokio Burneikos. Nenoriu neaugink, aš vieną užsiauginsiu, turi tam praktikos. Bus pavardė Burneika. Dar pažiūrėsi. Paulė, tu nematei Piterio ir Teisučio? Teisutis turbūt pas Elvyro, Piteris važiuoja namo į Ameriką. Super, skiriai pilna darbo, nieks nedirba, tai kas dirbs? Suras ką nors. Gaulė, aš suprantu, kad tau sunku dėl to, kad tau mama gimdo, bet gydyti vis tiek reikia. Tai eik ir gydy. Aš esu rezidentė, o tu gydytojas, tu čia sėdi ir verki kamputė, gal eik dirbt, ką? Nesupratau. Nu kada rezidentai ant gydytojų rėkia? Ir iš vis, ko tu čia sėdi, kai pilna darbo, eik lygos istorijų. Rimtai, blem. Gydytojas aš ar negydytojas? O, kokia čia proga prisidažiai? Gali pasimatymą ruošies? Tu man žiūrėk. Teisutė, aš tavęs noriu. Ką? Noriu tavęs. Čia ir dabar. Wow, atsiprašau. Piteri, tu labai nelaiku, gal galėtum užeiti vėliau? Aš... Nu, aš noriu tavęs, ką negaliu užsinorėti? Taigi tau gimdyt po poros dienų, bet to mes ligoniniai. Piteris už jo atsisveikintų išvariai. Kas daros, aš klausiu. Mes turim pagimdyti šiandien, o geriausias būdas tai išprovokuoti yra seksas. Meškiuk, nu tugi man neatsakysi. Tu kliedi. Teisutį reikia. Bet aš negaliu. Nu, zuiki, nebūk asilas. Keista, manau dar turėsit porą dienų. O neturim? Deja, žinokit, gimdymo veikla labai intensyvi, taip kad manau jau šiandien pagimdysit. Beje, jūs dėl palatos akušerijos skyriuje susitarę? Taip. Tik kad ji dabar užimta. Elvyra, tu nieko prieš, kad aš čia? Tai žinoma, aišku, kad gerai. Kas galėjo pagalvoti, kad viskas taip greitai prasidės? O kur vedėjas? Nežinau, mes susipykom, jis išėjo. Visai išėjo? Nežinau. O be to, aš norėjau būti su tavim čia ir linksmiau, ir ramiau. Oi. Berods prasideda. Ramiai, palaukit. Oi. Labą dieną, ką turim? Atrodo inkstai. Inkstus visi turim. Kokia diagnozė? Atrodo glomerulonefritas. Atrodo. Kaip gydysim aspirinu? Aspirinas atrodo irgi vaistas. Šlapimas neraudonas? Atrodo, ne? Atrodo. Prieš porą savaičių nebuvot peršalęs? Buvau, gerklės kūdėjo. Lygiai prieš porą savaičių. Iš kur žinote? Toks darbas. Šlapimą ir kraują tyrimui, streptokoko titrą, inkstų echoskopiją. Paskirimą parašysi, nuneši į lytę į postą. Aš į 7. Alvydai, Petrauskinė iš 3 dar leukocitai padidėjo. O jį antibiotikus tabletėmis gauna? Taip? Pakeisk injekcijas, turbūt neįsisavina. Judinkis, greičiau. Alvydai, tučkui vėl prasidės skausmai, atrodo išėminį, gal jam infarktas vystos. Kol tu čia su manim konsultuojas, gal jau ir išsivystė. Baig čia už mane, aš pas tučku. Nieko savo, toks jaunas yra viršininkas. Paprasčiausiai geras daktaras. Įsivaizduoju, Silvija, man teks grįžti į Ameriką. Baigiau rezidentūrą, reikia skristi. Bet taip nenoriu, aš čia taip prie visko pripratau. Ir viskas tik, aha. Piteri, aš tikrai neturiu laiko. Paskui, gerai? Paskui manęs nebebus. Elvyra, nusiramink, viskas bus gerai. Kvėpuok, tuoj Teisutis pakvies akušerį, viskas bus gerai. Jūratė. Kvėpuok, prašau. Tavęs minutėj negalima palikti vienos. Visą ligoninę neplakščiau. Kurių galų tu pas Elvyrą atsibeldėjai? Naudžiūnai, kas čia dabar? Čia Lady Gaga. Kas?
Mes dabar ženysimės dėl to, kad vaikas turi turėti mano pavardę. Tu išprotėjai, koks dar ženysimės, jeigu Elvyrai sąrėmiai. Muziką užleiskit greičiau. Muzika, nesigirdės sąrėmių. Pradėkim. Negaliu čia tokia padėti. Ką reiškia negaliu, va jums paskatinimas. Pradėkit greičiau. Atsiprašau, kad gadinu jūsų šventę. Brangus jaunavedžiai, šiandien nuostabiausia nepamirštama jūsų gyvenimo diena. Nekreipkit dėmesio, tęsiam. Santuoka tai dviejų mylinčių širdžių sąjunga. Dažnė sąrėmi? Nežinau. Vežam į gimdyklą. Oi. Čia jūs nekreipkit dėmesio į ją. Jinai nepagimdys tol, kol mes nesusituoksim. Jūrate, atsiprašau, kad nedalyvauju tavo vestuvėse, aš turiu neatidėliotiną reikalą. Jūs nebandykit nualpti, nes negausite likusių pinigų. Pirmin. Šią džiaugsmingą akimirką jūsų gyvenime. Ir jei kas žinote priežastį, kodėl šie žmonės negali susituokti, tegul prabyla dabar. O, matot, jinai nežino priežasties. Tęsiam. Cianki, ko tau veikia? Atsisveikinti atėjo, jūs čia ką darote? Bulvę sudinam, dink iš čia, tave čia nieks nelaiko. Ir tada noriu jūsų, Jūrate, paklausti, ar jūs sutinkate... Sutinku, galima greičiau? O jūs, Rimantai, ar sutinkate... Nežinau. Aišku, kad sutinku, savaime suprantam. Naudodamasi man suteiktą teisę, skelbiu jūs vyru ir žmona. Galite pabučiuoti nuotaką. Dink, naudžiūnai, eik iš čia. Ir aš nelabai mėgstu bučiuotis. Ačiū. Oi. Gerai, šaunuolė Elvyra, dar truputį. Dar. Štai ir viskas, šaunuolė Elvyra. Sveikinu, jūs turi dukrą. Teisų, tai koks tu šaunuolis, net nenualpai. Pažiūrėkite, tėvelį, kokia gražuolė. Aš tuoj čia pagimdysiu, kur akušeris, kur visi. Voverytė, tu suprask, mes tikrai viską turėjom, bet dabar visą tai atiteko kupstams. Tu nori pasakyti, nieko nėra? Ai, aš gimdau. Aš pasirengęs priimti gimdymą. Naudžiūnai, vežk mane, gimdysiu koridorių, tik nepaplavskis. Atleisk, Hugo. Lemba, Elvyra, nu aš rimtai paslydau. Nenualpau, garbė žodį. Jūrate, sėkmės, Jūrate. Daktarė Rimantai, atsargiai, ten gimdyklose grindys labai slydžios. Daktarė Viktorė, gal galima? Užeik, žinoma, Piterį. Įsivaizduojate, neturiu su ko pasikalbėti. Aš išvažiuoju, bet niekam nesvarbu tai. Aš noriu atsisveikinti. Gal bent jūs manęs išklausysite. Žinoma, džiaugsiuos, Piterį, bent kam galėdamas būti naudingas. O kas nors nutiko? Atsitiko. Šiandien, Piterį, supratau, kad mano gyvenimas praėjo nereikalingai. Netiesa? Tai tiesa, Piterį, tiesa. Žmonės tuokiasi, gimdo vaikus, moko rezidentus. O aš kas? Visiškas nulis. Tuščia vieta. Man čia kiekvienas kampelis mielas. Kiekvienas žmogus artimas. Ir kaip man dabar iš čia išvažiuoti? O tu neišvažiuoti. Kaip neišvažiuoti? Nu, eik pas mane į rezidentūrą. Kad taip galima? Žinoma, galima, susitarsi asmeniškai. Sutinki? Daktarė Viktorė, ko? Nebegaliu, neturiu jėgų. Galit, dar. Vaikui prasideda hipopsija. Reikia Cezarį daryti. Pervėlais jau mažąją duvenė. Stumkit, Jūrate, stumkit! Tu gali, Voverytė, stumk, kvėpuok ir stumk. Pagimdyk man čempioną. Stumk, Jūrate, atvaryk. Dabar. Šaunuolė, Voverytė. O, čia tai pavarėjai. Alvydai, Augustėno ir Tučkaus būklė stabili, o Varnienės tyrimai atėjo. Dabar pasirašys ir vėliau. Šiaip jau Julytė patalpoje ir aš esu. Matau, daktarė Rimantai. Duok, vėliau pasirašysiu. Labai sunki diena buvo, vedėjau. Man irgi. Ir man.
Man tai iš viso. Tai po budėjimo kiekvienam ir visiems. Bet daktarė Rimantai. Ir man budėjimas. Dėl to, kad man šiandien sūnus gimė. Švęsime. O man dukra. O man brolis. O man štai ką davė daktaras Viktoras Juko. Teisingai, ne? Tu ką, ne? Foto. Visi. Atrem čia. Gerai. Telpam, Piterį netim. Telpam, palaukit, ir aš. Ok, ir spaudžiam. Ha!